Gegužės 2 ir 3 dienomis Juozo Miltinio dramos teatro didžiojoje scenoje vyks Aleksandro Špilevojus spektaklio Arrivederci premjera. Kalbame apie atsisveikinimą ir išėjimą, tai apie labai matyt skirtingus patirimus atsisveikinimus ir išėjimus, apie išėjimus, kurie kartais nutinka dėja ir be atsisveikinimų, ir apie įvairias fazės išgyvenimo, to išsiskyrimo. Spektaklis analizuos atsisveikinimo ir išėjimo temas, kvies susitikti su neįprasta laidojimo paslaugų salone susidūrusią kompaniją bei apmąstyti atsisveikinimo sąvoką, kuri retai kada yra susijusi vien su mirtimi. Aš šiame spektaklyje vaidinu jauną gydytoją vardu Margo, bet atėję pamatysit, kad tie vardai visų personažų irgi turi tam tikras reikšmės būtent šitoje situacijoje. Tai labai įdomu, labai smagu, labai gavau pasidomėti ir apie gydytojų darbą, būtent dirbančių hospisuose su mirštančiais pacientais. Tai labai įdomu. Žmogus ateina į laidojimo rūmus nusipirkti savo kostiumą. Nusiperka ir išeina. Spektaklis apie išėjimą, apie tai, kai žmogus atsisveikina su savo praeitim, su įsupančiai žmonėm, veiksmo vieta, kaip sakiau, laidojimo rūmai, personažai, laidojimo rūmų aptarnaujantis personalas, bet čia buitiniai plusmiai. O šiaip žmogus ateina atsisveikinti, sušoka paskutinį šokį ir tikrąją, ir perkeltinę prasme ir atsisveikina. Aš esu tos vietos, kurioje vyksta veiksmas, įkūrėja, savininkė, tai yra laidojimo namai. Jinai idėjinis toks darbuotojas, kaip pasakyti, jinai tiesiog turi surinkusi labai gerą komandą, tai vat ir visa ta komanda daro netgi savo rankomis viską. Tai yra geriausi laidojimo namai visame mieste. Čia ir vyksta veiksmas, čia vyksta atsisveikinimai, čia tiesiog jinai ir sako, jos tekstas yra toks: žmonės turi išeiti oriai, su jais turi būti tinkamai atsisveikinta. Tai štai tą jinai ir stengiasi daryti, kad viskas būtų kuo profesionaliau, kuo tiksliau ir kuo aukščiausiame lygyje. Man pačiai šitas spektaklis yra ne tik apie atsisveikinimą, bet apie žmonių mėginimą išeiti. Ir apie tai, kaip mes vieni kitus veikiam ir kaip tas išėjimas būna dažniausiai labai sunkus, ne dėl paties veiksmo, bet dėl to, ką mes paliekam. Ir vat man šitai yra labai sentimentalu, nes aš pati esu dar jauna aktorė, man mažai dar teko dalykų palikti, bet ką aš palikau? Palikau mokyklą, palikau akademiją, palieka mane kartai žmonės mano gyvenime, kurie miršta. Tai ta vat palikimo ir išėjimo tema man yra labai įdomi ir tuo pačiu visus paliečianti vienokiose ir kitokiose gyvenimo situacijose. Tai. Apie atsisveikinimą, žinoma, Arrivederci yra apie atsisveikinimą, bet mes kiekvienas individualiai atsisveikiname. Tiek, galima sakyti, fizinė prasme su žmonėmis, tiek atsisveikinimas gali būti su idėjom, su jaunystė, su savo meile. Ir kaip kiekvienas tą priima, tai yra tiesiog kas po to, kokie yra išgyvenimai ir kur mes liekame po to. Mes juk nežinome, kas bus po mūsų mirties. Realiai daug visokių yra religinių visokių dalykų, kurie pasako taip, kiti filosofai taip, kiti taip. O iš tikrųjų tai yra žinau, kad nieko nežinau. Čia vieno filosofo žodžiai, kurie man labai patinka. Mes tikrai niekas nežinome. Spektaklėje išties yra nuorodų į kitus spektaklius, į anksčiau sukurtus darbus čia Juozo Miltinio dramos teatre. Tačiau aš nežiūriu į šį darbą kaip į kažkokį savo asmeninį atsisveikinimą. Manau, kad toks sutelkimas viso dėmesio tik į save ir savo kažkokį gyvenimo įvykis labai suprimityvintų meno kūrinį. Dėl to tai yra tiesiog spektaklis tyrinėjantis atsisveikinimus, o kadangi gal teko ir pačiam pereiti per tam tikrus atsisveikinimus, ar kai kurie iš jų nutiko visai neseniai, tai žinoma, ta patirtis kažkiek leidžia geriau suvokti patį atsisveikinimą ir išėjimą. Kartais išeinama į kažkur labai tikslingai, o kartais išeinama iš kažkur, tai šiuo atveju matyt išeinama į labiau nežinę negu kažkokį konkretų tikslą. Tai manau, išeinama į naujas paieškas, į naujas kažkokias tyrinėjimo keliones. Ar įmanomas tikras išėjimas be atsisveikinimo?
o atsisveikinimas be išėjimo? O ar įmanoma sukurti spektaklį, kuris pats it gyvas žmogus atsisveikintų su publika ir prieš nusileidžiant uždangą išeitų iš savo namų, palikdamas po savęs tik juodą, tylę, tuščią sceną? Ateikite į spektaklio Arrivederci premjerą ir pamatysite.